Oi, labas. Labą dieną, labas vakaras, kada žiūrėsit. Žodžiu, bandau aš su tuo mikrofonu, bet man atrodo, jisai jau galutinai sugedęs. Tai dabar ir vėl nežinau, kur įsirašys, ar į telefoną garsas, ar į mikrofoną. Paskutinis bandymas, jeigu nieko nepavyks, tai reikės pirkti naują mikrofoną. O šiandien turiu štai tokį unboxingą. Nusipirkau iš kiniečių parduotuvės, net nežinau, kas čia bus. Ar kokie ant apyrankių, ant auskariukų, pakabukų, tokie kmoromi kažkokie, ar tiesiog ant telefono klijuoti įdeklo. Tai vat, išpakuosiu ir pažiūrėsiu, nežinau, ką aš galvau, kai juos užsisakinėjau, bet tikriausiai, kad įdomu bus išpakuoti ir pažiūrėti. Tai vat, toksai kažkoks, aišku, atkeliavo palankstyta dėžutė nemažai. Aš dar jūs neišpakavau, bus įdomu pažiūrėti. Taigi, su garsu nežinau, kas bus bandymas. Šiaip tai dabar kelis kartus bandžiau įrašyti per šitą mikrofoną, bet jokio garso nėra. Bet galvau, dabar vėl filmuodama vis tiek paimsiu už tą telefoną, apdruk įsirašys garsas normaliai. O jeigu ne, bus telefoninis garsai. Tai tada, aišku, nieko gero nesigirdės, tik šnaresys. Tai štai tokia koromi. Oi, bet labai slamdyta. Čia va miega, čia pyksta, mirksi, geria kavą, šypsos, vat kažkokie turėtų būti mini žaisliukai. Nežinau, ar visi bus savo vietoje, nes gali būti išsimėtę, bet va yra tokie kvadratėliai, kad juos išimti. Kaip advento kalendoriai būna. Na ką, pabandom. Ne taip lengva išspausti. Taip. Kažkaip tai. Ne, nepavyksta. Mažai kirpti. Nu, kodėl neplyšta gražiai? Gaila. Upsi. Pasislėpęs. Na ir ateik čia. Lysplaukas kitoks pasirodė. O, fainai, kad turi skylutę, tai galima bus pakabinti. Pavyzdžiui, ar ant apyrankės,
ar ant raktų pakabuko, kai gaminu, į vintedą dedu, tai va, kažką taip pagaminsim. Fainai, džiaugiuosi, kad su skylutėm. Jo, štai toks, nežinau, kaip jums čia matosi. Tai va, vienas toks. Na ir dabar, jeigu taip visus atidarinėti, tai bus daugiau nemalonumo, o atvirkštinio brimbam. Tai atplėšiu ir kitaip ištrauksiu, visus pažiūrėsim. Kirpsim. Kažkaip reikia taip atidarinėti. Visi vienodo dydžio, galvoju, gal koks nors bus pavyzdžiui didesnis, bet ne. Visi vienodo dydžio. Gerai. Opa. Gerai, pirmą 4 ištraukiam vieną eilutę. Koks fainas. Fainas, gražus su rožytėm. Jo. Tai va jau, 2 tokie. Tik. Taip. Toliau dar. Va toksai. Nežinau, kaip čia juos pavadinti. Zuikučiai čia kaip šitie bent jau. Nors čia tai ant dėžutės parodyti ne zuikučiai. Čia tai zuikučiai tokie. O, čia toks pats, ane, jo. 2 vienodi yra. Štai. Tai dar bus ir vienodų. Galvau visi skirtingi. Kolekciją rinktų. O, vėl. Šita linija 2 ir 2 vienodi. Ok. Nu, gal ir fainai. Kas auskariukus, pavyzdžiui, darosi, padaryti. Gerai. Kitus žiūrim 4. Param. Jo, po 2 tikriausiai, kad auskariukam daryti. Nes vėl 2 vienodi. Štai. Tokie. Kliu. Miniatiūros tokie. Faini visai. Įdomu. Jo, tikrai po 2 viskas sudėta, reiškia, auskariukams galima gaminti. Taip, kiti 2. Tokie patys, tik tai kitos spalvos, sakyčiau. Ane? Viskas taip pat. Tokie zuikeliukai. Toliau žiūrim. Pam. O, ir jau turim ne zuikučių, o kačiukų ar meškiukų. Kačiuką. O, tokius grinai Hello Kitty. Tokie katinukai. Su rūžavais bantukais. Faini. Mielekai. Ir papam. Čia tai jau meškiukai pusiau. Ir toliau neaišku. Tokie mėlyni dar štai. Koromi čia. Tokie.
žydrės rūžavo. Ok. Na ir kas dar liko? Pagaliau ir tokį juodą gavom, nes galvau, nebus jau juodų. Taigi yra ir koromė juodi kažkokie, štai tokie. Man atrodo faini. Turėtų faini auskariukai gautis. Šitai ypač patinka man šitai. Pum pum. Kiti mieliakai, šitai tokie su paslaptim kažką. Fainai. Nu, čiautkai visai. Kas dar? Aha. Toksai. Kitas pasislėpė. Tai tokį turim. Bantukai, dar kažkas užrašyta. Ir kur tu pasislėpėjai? Krita ten. Paskutinė. Opa. Tai dar toksai. Jo, visų po du. Apgalvota taip. Įdomu. Tas, kur pats pirmas buvo zuikutis. Ir va dar tokie meškiukai. Ar kas? Ar šuniukai? Štai tokie. Klink, 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 klink. Na, įdomus žaisliukai. Ir štai viskas jo labai dėžė. Matosi, kad buvo sulamdyta. Na, bet iš Kinijos tai jo ilgai keliauja. Būna ir sudužusių atkeliauja ko nors. Niekad nežinai, kokį surprizą gausi. Taip, iš šitą jau nedėsiu, labai jau jisai sulūžęs. Tai va, atrodė bus visokie tokie, bet kaip matom, skirtingi atkeliavo. Reiks dar užsisakyti, pažiūrėsim, ar bus vėl tokie patys, ar kokie kitokie atkeliaus. Nes nebrangiai kainuoja, įdomu, va tokius auskariukus apyrankiam, raktų pakabukam pagamint, man atrodo, fainai. Taigi, toj perkeisiu kamerą, dar pažiūrėsim į juos. Na va, galim pažiūrėti, kokie jie fainučiai. Ir visų po du galima bus auskariukus pagaminti. Gavau bus visi skirtingi, bet ne. Nu va, šiti man fainiausi. Gal todėl, kad pagal pakuotę atitinka. O visi kiti, vat, kitokie. Bet faina, kad po du, tai padarysiu ir auskariukus, ir raktų pakabukų. Ir pažiūrėsim, kas bus einami. Visai faini. Kaip jums? Parašykit komentaruose, ar norėtumėte dar tokių įdomių dėžučių, visokių tų žaisliukų, kur dabar čia būna ant bangos visokie išpakavimų. Ką nors gal parekomenduosit, ką išpakuoti. Tai va. Gerai tada. Šiam kartui tiek. Išpakavom draugiškai. Patikrinom mikrofoną. Tikiuosi bus garsas. Na ką. Ir iki greito. Ačiū ir iki. Fainučiai, fainučiai. Ding, ding, ding. Net va taip darant ramina. Tik gaila, kad jaučiu nebus garso. Tuoj pabandysiu. Upsi. Bėga nuo manęs jie. Bėga.